Kūrybotyra. Sveiki visi, už mikrofono sveikinasi Milda Gaulienė. Augustinas Balaišis. Ir pradedam naują savo kūrybotyros epizodą. Šiandien šitam epizodui ruošiausi aš ir panagrinėsim tokią temą. Užvedu truputėlį ant kelio, bandau per aplinkui. Dabar įsivaizduokim, anksčiau turėjom tokių daugiau profesionalesnių vartininko šios pavadinu. Tai vartininkais čia sakau... Čia skausminga tema Lietuvai. Taip, iš karto tokit prie vartų, užimkit pozicijas, bet apie vartininkus aš kalbu tokius kaip kritikai, kuratoriai, redaktoriai, įvairių čia meno sričių, literatūros sričių ir panašiai, kurie tarsi uždėdavo kokybės atspaudą, ne? Arba įvertindavo vienaip ar kitaip kūrinį, išsakydavo savo nuomonę. Čia kalbam apie kūrinius plačiaja prasme. O dabar, ką mes turim dabar, ne? Mes turim telefoną rankoj, turim patiktuką ir kiekvienas esam tas kūrėjas. Ir 15 sekundžių reelsas tampa lygiaverčiu lyg tai kūriniu kartais dokumentiniam filmui, ar patinka mygtukas tampa kaip valiuta, ar peržiūrų skaičius jau nustato mum kokybės kažkokį ženklą užduoda. Tai žodžiu, toksai privedimas prie temos, kuris skamba skurdus kūrybiškumas. Nuo vartininko iki socialinių tinklų ir iki skurdumo. Taip, čia toks viražas buvo. Bet mano mintis tokia, kad ar egzistuoja objektyvus toks geras skonis, ar mes visi tiesiog užsidarę savo socialinių burbulų estetinėse normose. Ir toks tame lyg tai verdam ir burbuliuojam ir staiga nebematom to iš šalies vaizdo, kur anksčiau tai dar gal galėdavom pasikliauti kokiais nors ekspertais, tais vartininkais, kaip sakiau, redaktoriais, kuratoriais, kritikais, kurie mum užvesdavo ir duodavo tas gairės, o dabar mesgi čia visi viską išmanom, visi viską žinom, visi geriausiai turim savo nuomonę apie viską. Ir man atrodo, kad čia susidurime su tuo, kad žmonės dažnai painioja kūrybinį procesą, kuris yra be abejo naudingas pačiam kūrėjui, su kūrybiniu produktu, kuris jau skirtas auditorijai. Ar tu matai kažkokią priešpriešą šituose, ar nematai? Aš manau, kad technologijos, ką padarė, tai mus, kaip pasakyti, ir suteikė laisvės atrodytų, leido būti kūrybiškesniais, bet didžiulė pasiūla to, ką mes gauname socialiniuose tinkluose ir ką galime nuveikti, ką norime nuveikti ir ką renkamės dažnai veikti, anaip tol, neišleidžia to mūsų, neišlaisvina mūsų vidinio kritiko ir dažnai mes tampame daugiau vartotojais negu kūrėjais. Taip. Bet anksčiau, norint sukurti, tarkim, nuotrauką ar kokį dizaino produktą, reikėjo tos meistrystės vadinamos, patirties, nugludintų įgūdžių, o dabargi kai kuriem užtenka pasimti Canva ar Midjourney prenumeratą ir jau jie ten po kelių tokių paspaudinėjimų, pabandymų, patestavimų, paskaitimų, Reddite, kaip čia geriau tos promptus parašyti, jau kaip ir sukuria tą nuotrauką ar dizainą. Čia toks gaunasi technologijos versus vidutinybės amžiaus tokia lyg tai krizė ateina, ne? Sutikčiau, netgi atsiranda tokių žmonių, kurie, kaip ir tu minėjai, pasirinkė ten kažkokią tai generatyvinio turinio kūrimo platformą, netgi sugeba sugeneruoti tekstus, sugeneruoti vizualus, jų didžiulį kiekį, sudėti į vieną didelį maketą ir, pavyzdžiui, paleisti kokioje nors sutelktinio skolinimo platformoje, pavyzdžiui, kaip Kickstarter, ir netgi ten pardavinėja kaip kokiu nors 4 kilogramų knygą, neva tais apie žmonijos istoriją pieštą rankomis. Tai taip, tas dalykas atsiranda ir galbūt aš netgi pasakyčiau dar kažkiek iš kito kampo, kad mane netgi ir liūdina, kad daugeliu žmonių, kurie įsigyja tą produktą,
arba tą produktą, pavadinkim, vartoja, reiškia, seka, žiūri, ar ne, kaip ir tu sakai, ten patiktukina, laikina, jiem to pakanka, jiem to gana. Taip. Tai man tam tikrą prasme yra liūdna, kad kartais atrodytų, kad žmonėm tikrai reikia daugiau, bet dažnai pakanka labai mažai. Ir vienas toksai liūdnesnių pavyzdžių, tai yra dabar tas dalykas, kad galima susikurti virtualius avatarus ir netgi dabar aš galiu turėti savo, pavyzdžiui, OnlyFans platformą. Tai esam su studentais irgi apie tai nemažai šnekėję ir liūdnas dalykas, bet iš kitos pusės tai buvau susitikęs su keliais žmonėmis, su savo draugų verslininku, po to turiu draugą, kas psichologą. Tai sako, bet žinok, jo, žmonėm net nelabai svarbu, kad tenai yra sugeneruotas turinys. Stimuliacijai to pakanka ir sako, tai buvo ir iki dirbtinio intelekto atsiradimo, iki generatyvinių vaizdų atsiradimo. Pavyzdžiui, tai buvo, su manga, ar ne, su anime, Japonija ir taip toliau, tai daug tikrai nereikia. Ir kai pagalvoju, kad kartais mes galbūt norėdami sukurti tą kokybišką produktą, stengdamiesi sukurti tą idėją, koncepciją, išpildyti ją nuo pradžios iki galo, labai dažnai, ko gero, per daug laiko leidžiame tam, kai užtektų daug paprasčiau, greičiau, pigiau ir didžiai daliai žmonių to tikrai pakaktų. Tikrai taip. Čia atsiranda tas skurdaus kūrybiškumo, viena vertus dar yra kaip privalumas, tas vadinama ne bug o features, žinai, kad yra trash aesthetic, kur kaip stilius tas skurdus kūrybiškumas yra ir mes tikrai pastebim ir aplinkoje, kad tie kreivi piešiniai, kažkokie šleivi video tampa populiarūs kaip tik vietoj tų nugludintų ir išpoliruotų, nes tas tobulumas žmonėm atsibodo ir kartais net netikras atrodo. Tai čia galima ir be abejo aptarti apie tai kalbant ir Susan Sontag idėjas apie jos camp stilių, kur jinai nemažai kalbėjo ir iškėlė tokių įdomių idėjų būtent apie šitą kičo ir ironijos sąsajas įvairias naudojamas. Ar teko kažką girdėti, ar rezonuoja? Susan Sontag knygą apie fotografiją kažkada esu skaitęs, bet labai seniai. Tai gal ten kažką konkrečiau gali priminti. Tai šiaip jos visai yra nemažai tokių neblogų idėjų iškeltų. Jinai, kaip čia kalba apie... Taip. Jos yra tas esė pastabos apie kempą. Nu, tai čia lietuviškai kažkaip keistai skamba. Apie suvirinimo aparatą. Taip. Bet jos esminė tezė, kad tai gerai, nes tai baisu. Ir visai tas idėja, kad tradicinis menas vertinamas pagal grožį ir harmoniją, tačiau tas kempas vertina dirbtinumą, perteklių ir nesėkmę. Ir mes, kai čia kalbam apie tą skurdų kūrybiškumą, tai galim privesti prie to, kad kartais kūrinys yra toks blogas ir estetiškai, ir techniškai, kad apsuka ratą ir net tampa geru. Žinom, kad mes ant tiek blogai, kad taip gerai gaunasi. Žodžiu, čia toks truputėlį kūrybinis paradoksas atsiranda. Bet taip, tai daug tokių esu girdėjęs irgi pasakymų, žinokit, tai blogai, toks blogas filmas, kad jisai ant tiek geras yra. Taip. Ant tiek prastas scenarius, kad yra ant tiek jisai genialus, kad jisai net tobulas yra. Ir aš irgi galvodavau, kodėl taip atsitinka. Tikėtina, kad žmonės yra pervargę nuo tokių labai gilių kartais minčių, nuo labai kompleksiškų minčių ir kartais norisi visiškai kažko tokio paprasto, paviršutiniško ir man irgi pačiam nesudėtinga pripažinti, kad kartais tikrai irgi norisi įsijungti kokią nors atrodytų nuvalkėtų, niekam neįdomią, romantinę komediją ir tiesiog leisti smegenim truputėlį paklajoti kokiam nors tokiam temam, kurios man nėra visiškai aktualios. Bet čia labai gerai, nes kartais mums pasidomėti tuo, kuo visiškai nesidomim ir kas ne mum, irgi čia viena iš kūrybiškumo metodikų tam tikrai yra, kur reikia kaip čia plėsti akiratį net ir tose srityse, kur mes nenuolat sukamės juose. O tai grįžtant dabar dar prie skurdaus kūrybiškumo, tai ar tu tą sieji būtent su technologiniais dalykais ar dar su kokiais nors? Ne tik su technologiniais. Čia mes kalbam ir apie tuos meistrystės, nes viena vertus mes turim tokius kaip puikius pavyzdžius, kaip Picasso, žinom, dailininką, ne?
kad jis pradėjo tapyti tuos kreivus, šleivus veidus išdekonstruotus. Jis daug metų atidirbinėjo savo stilių ir jisai tik tai nuo jo pradėjo ir atsispyrė ir vėliau pradėjo tai. Tai man visai yra toksai įdomus, čia netgi pasiruošiau ir pasirašiau, toks tarkim yra, kaip testą galima pasidaryti ir pasitikrinti, ar kūrybiškumas tas yra skurdus ar neskurdus. Tai jeigu įdomu, galiu papasakoti apie vieną su ta. Yra toks testas kaip chaltūros ar menininko testas, čia galim šitaip jį įsivardinti. Ir vienas iš tų esminių filtrų yra būtent ta Picasso taisyklė. Jis prieš pradėdamas tapyti tos garsiuosius kubistinius iškraipytus veidus, jau kaip sakau, mokėjo tapyti realistiškai ir labai kokybiškai ir puikiai. Ir pradėjo laužyti tas taisyklės. Tai klausimas, ar kūrėjas moka padaryti tvarkingai ir, tarkim, kaip tai veikia. Čia pasitikrinam šitų testų. Jeigu fotografas, tarkim, kelia neryškias keistas nuotraukas, pažiūrėkite jo ankstesnius darbus. Arba video, tarkim, kokie nors neaiškus, ten išdarkyti, kompoziciškai iškraipyti video, pasižiūrim, ar tai jis visą laiką tokius darė, ar prieš tai darė kaip nors kietai, kokybiškai ir tada pasikeitė. Jeigu jisai darė ir prieš tai dabar didelė tikimybė, kad tiesiog čia jo nekompetencija ir besislepia jis po tą menininko kaukę, bet jeigu matom kažkokį pokytį, vadinasi, dabartinis skurdumas yra jo sąmoningas pasirinkimas ir kaip stiliaus tokia kryptis. Tai čia toks vienas iš to chaltūros ir menininko testo yra. Chaltūra menininkas, geras labai pastebėjimas, aš dar sakyčiau, kad yra žmonių, kurie nesupranta meno ir jiems taip atrodo, kad jie jo nesupranta, jie galėtų pasistengti tą meną suprasti arba bent jau kažkiek įdėti pastangų, bet dar labai dažnai žmonės žiūrėdami kokią nors ten abstrakcionizmą sako, aš taip galėjau padaryti, bet nepadarėjai. Tai manau, kad technologinė prasme žmogus daugeliu atveju yra labai linkęs vertinti ir tą prakaito lašą, arba aš kaip vadinu, žiūrėkit, aš suprakaitavau, smirdžiu, gerbkis mane, nes aš dirbau. Ir kalbant apie Picasso, aš galvoju, kad galima būtų irgi paklausti, kas būtų, jeigu tuo metu, kai Picasso augo, brendo, ar ne, gyveno savo gyvenimą, jeigu tuo metu nebūtų fotografijos technologijos. Tai mano manimu, Picasso tikėtina, kad turėtų labai mažą šansą, kad jisai paišytų tuos abstrakčiosius portretus taip, kaip darė į savo gyvenimo pabaigą, kur ten iš viso buvo sudėtingai žiūrėti žmogaus veidą ir bruožus. Nes lig tol fotografija, kaip sakant, išlaisvino tapytojus ir jie, mano manimu, suteikia šansą tapyti daug abstrakčiau, daug lengviau ir nebesirūpinti dėl to fotorealizmo, dėl to itin gerai perteikto tapybinio darbo, nutapyto portreto, kur tu sunkiai galėtum pasakyti, ar tai nuotrauka, ar tai realybė, sakykime, realistiškai atrodantis vaizdas, ar tai tapyba. Gali būti, čia be abejo laikmečio įvairūs niuansai turi šitiem įtakos. Ir technologijos turi įtakos, atsiranda nauji įrankiai, kuriuos kūrėjai pradeda naudoti, be abejo irgi pakeičia jų tą stilių ir braižą. Tai be šito chaltūros ir menininko testo dar yra toks vienas nurengimo testas, kaip galima irgi pasitikrinti. Tai tarkim, yra triukšmas, įvairūs efektai naudojami, tai jeigu nuimtume visą tą triukšmą ir efektus, visus filtrus, pasižiūrim, ar lieka gera idėja po visu tuo. Ir jeigu matom, kad idėja yra, tai žodžiu viskas su juo gerai, o jeigu net pačios idėjos nebelieka, tai jau matom, kad čia su tuo skurduku susidurėm produktu. Kalbė kaip kokia nors, nežinau, meno vertinimo, ten Vartininkė. Rašytoja tokia, ir ten darbų vertintoja, kaip kritikė kokia. O galiu sau leisti, žodžiu, šiai pasirinktoji temai galiu sau leisti pabūti vartininkė. Tai. Tas pats bananas priklijuotas prie sienos, klausimas, kiek tenai yra tos geros idėjos, ar tai yra gera provokacija. Taip.
Tai jeigu taip jau įmant tavo metodiką, man atrodo, kad metodika parodo, kad čia yra toks skurdukas, bet viso kūrinio esmė, man atrodytų, kad tai yra viskas pasislėpia po drąsos uždanga, kad tai aš drąsiai darau, užtikrintai ir su savo, tokiu įsitikinimu, kad tai, ką aš darau, pažiūrėk, čia viskas yra labai rimta. Tiesiog sukurti reakcijos kažkokį, iššaukti reakciją. Taip, ir provokuoti. Taip, ir išprovokuoti, taip. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. Ir dar vienas iš šito testo elementų yra nuoseklumo toks detektorius. Tai reikia pasitikrinti, ar šis brokas kartojasi sistemingai, ar tai vienkartinė klaida. Tarkim, jeigu dizainerio plakate šriftas yra koks nors sunkiai skaitomas, bet jis sunkiai skaitomas ir jo vizitiniai korteliai, ir interneto svetainiai, tai jau galim nutuokti, kad toks identiteto dalis. O jeigu viskas atrodo tvarkingai ir staiga vienoje vietoje atsiranda nuotrauka susiliejus, tekstas išbėgęs, tai gali būti jau tiesiog labiau kaip į link broko šitas traukia. Čia be abejo toksai šito testo, šiti elementai dėliojamas į lentynėlės, bet tikrai labai sunku kartais būna atskirti, kur čia jau tas tikrasis, o kur čia skurdusis kūrybiškumas yra. Ir skurdus kūrybiškumas yra pavojingas tada, kai jis tampa tokiu pasiteisinimu. Man atrodo, kai pradedam ieškoti jam ten tų priežasčių, pateisinamų, daug elementų ir dalykų, tai tada jisai toksai čia jau tampa įtartinu. Aš manau, kad tas tikrasis kūrybiškumas, jis yra, kaip tu įvardinai, vienas skurdusis, o kitas, kaip sakėjai? Skurdus. Ne, tai skurdusis, o kitas? Kad liktai apie skurdų kalbėjom. Ne, dar paminėjai dar prieš tai kitokį. Apie broką kalbėjom, apie pasiteisinimą. Tai pasiteisinimas skurdusis, o tas tikrasis turėtų būti įdomusis, aš bent jau sakyčiau. Ir daugeliu atveju žmonės netgi šiandien dienai gavę kažkokią paprastą užduotį, net ir darbe, jie dažnai renkasi tą saugesnį variantą, o ne tą įdomesnį. Tai aš sakyčiau, kad labai dažnai žmonės renkasi tą skurdų į kūrybiškumą tiesiog, kad įtikti, kad patikti arba įtaikyti tam tikrą terpę, tam tikrą formatą. Bet į to, kad būti išskirtiniais, įdomesniais ir kitokiais. Bet tarkim, kaip tada žiūri į tokius konkrečius atsitikusius atvejus, kaip Billie Eilish, tarkim, dainininkės albumas, kurį su broliu įrašė miegamajam. Čia toks ilgesnis jo pavadinimas, When We Fall Asleep, Where Do We Go? Tiesiog įrašyta liktai be kažkokios specialaus pasiruošimo, garsinio to tokio švarumo, bet jisai ganėtinai išpopuliarėjo ir tapo tokiu kaip ir ženklų kokybės. Tai kaip čia tada ta liktai nekokybė tampa kokybė? Man teko iš šono kažkada stebėti tokią situaciją, kur vienas žmogus labai norėjo kurti verslą ir jisai nenorėjo to verslo kurti kažkokiai paprastoj patalpoj, kaip tu ten sakai, miegamajam ar ten garažiukė kažkokiam, tai jam labai reikėjo ofiso miesto centre, pačioje miesto širdyje, kad galėtų pasikviesti potencialių klientų ir taip toliau, nors iš esmės nebuvo idėjos ir vizijos, kaip tą verslą išlaikyti, kaip išmokėti atlyginimus ir visa kita. Ir aš pats gyvenime irgi esu dirbęs skirtingose darbuose ir aš esu sutikęs žmonių, kuriem ofisas arba ta lokacija, arba ta išvaizda, tos sienos arba patalpa nėra tokia labai svarbi, bet ateidavo tokių žmonių, kuriem būdavo tai be galo svarbu. Ir aš manyčiau, kad tas dalykas, kad žmonės vieni yra tokie galbūt nori pasirodyti, o kitiem daug svarbiau yra kažką padaryti iš tikrųjų, iš tiesų, negu tiesiog turėti gražią aplinką ir vaidinti, kad tu tą darai. Man atrodo, aš čia irgi šitoj vietoj tai tikrai sutikčiau, nes tas skurdus, čia kabutės aišku skurdus, tas gamybos procesas, bet turtingas emocinis rezultatas viską nusveria. Nes galim turbūt ir ant taburetės atsisėdę sukurti kažkokį genialų kūrinį, o tuo tarpu ir didžiausiai koncertų saliai puošniausiai nieko nepavyks.
Netgi galima būtų šitą tavo temą kažkiek pakreipti, kad žmonės, norėdami kurti arba būti kūrybiškais, jie neretai galvoja apie pačią patalpą, apie tą veiksmą ir kokią tą lokaciją, kur aš tai atliksiu ir kaip tai turi atrodyti. Ir kartais, ir net ne kartais, o ko gero ganėtinai dažnai, jie pernelyg daug idealizuoja tą lokaciją, tą vietą, kaip turi atrodyti ta patalpa, kur aš vykdysiu savo kūrybiškumą. Na, pavyzdžiui, man reikalinga ten kokia nors tapybos studija. Tai būtinai ta studija turi būti viršutinėme aukšte, senamiestyje, su dideliu langu, su stoglangiu, ten turėti didžiulę užuolaidą nuo viršaus iki apačios. Tada turiu įsigyti kažkokių tais dažų, bet tie dažai labai brangus, bet aš juos įsigysiu ir tie dažai labai daug kainuoja ir man ten labai ilgai užtruks, kol aš juos atsisiųsiu, bet vietoj to, kad tu nueitum, nusipirktum ten pačių pigiausių dažų, kad išmoktum maišyti spalvas, kad pasidarytum savo spalvų paletes, kad pasižiūrėtum, ką reiškia užsitraukti drobę ant rėmo, ar ant porėmio, ar ne, tarsi viską pasidaryti pačiam ir pasižiūrėti. Ne, aš lauksiu idealios situacijos, puikios patalpos, tada jau kai turėsiu idealią patalpą, tada lauksiu idealios šviesos, arba dar tapytojai dar ką šneka, kontempliuosiu, lauksiu geros nuotaikos, gersiu kavą ir lauksiu to pajautimo, kada jau laikas. Bet realiai jau kada ateina, jeigu ten po kažkiek ten tų mėnesių, jeigu ateina tas momentas ir tu tada paimi teptuką, paimi dažus ir supranti, kad tu nieko nemoki arba viską pamiršai. Tai irgi toksai pastebėjimas, kad kartais mums nereikia pernelyg idealizuoti to proceso ir aplinkos, kurioje mes kūrėme, nes tas kartais skurdusis kūrybiškumas gali būti kaip tik privalumas, kada mes neturėdami nieko kažką sugalvojame. Visiškai. O tau dar nebūna tokių situacijų, kad tarkim žiūrint į, čia nekalbu apie dailės kūrinį, apskritai apie kūrinį bendraja prasme, ar kyla tokie klausimai, ar tai nekompetencija ar stilius? Būna tokio pasimetimo? Tai būna dažnai ir galvoju, ar čia su manim žaidžia, ar čia taip specialiai, ar čia taip su intencija tai padaryta, ar čia atsitiktinis dalykas. Taip. Tai man atrodo, kad tokia didžiausia problema ir kyla tada, kai nekompetencija bandoma paslėpti po stiliaus etiketę. Ir toksai, čia kreiva nuotrauka, bet tai čia menas, nors iš tikrųjų čia tiesiog buvo patingėta, tarkim, daugiau įdėti kažkokios pastangos. Tai šita tokia labai slidi, man atrodo, dabar linija yra, tarp kur tas nekompetencija liktai užglaistoma stiliaus braižu. Ir ne tik tai, aš netgi dar pridurčiau, kad yra tam tikrų žmonių, kurie, pavyzdžiui, kažkokioje vienoje ir kitoje industrijoje yra ilgą laiką metų, jie yra gerbiami visuomenės dėl savo įdirbio, dėl kažkada tais atliktų projektų. Ir būna taip, kad tie žmonės, kurie turi tam tikrą statusą visuomenėje, dažnai manipuliuoja savo tokiais nepasvertais pasisakymais ir nepamatuotom, nepagristomis mintimis išmuša jaunus kūrėjus, jaunus žmonės, iš vis priverčia sudvejoti jų potenciją, jų galimybėmis, jų pastangomis, pasakydami vienokią arba kitokią nesąmonę. Ir buvo labai irgi keista, nes vakar kaip tik dar vakare pažiūrėjau Steveno Spielbergo filmą apie berniuką, kuris kūrė filmus nuo pat mažens. Ir vienoje filmo dalyje jis susitinka su garbiu režisieriumi, kuris gali jam duoti darbą ir režisierius sako, pasikalbėkim. Ir sako, gali prieiti prie sienos. Ir tas vaikinas prieina prie sienos ir sako, ką matai? Tai paveikslą matau. Ir ką tu matai? Tai čia matau, 3 žirgai čia stovi. Ne tai, ką tu matai? Tai jie čia kažkur žiūri. Ne tai čia kompozicija tokia. Ne tai. Kur horizontas? Sako apačioj. Tai teisingai. Dabar reikia prie kito prieina paveikslo. Ir sako, dabar šitą apibūdink. Tai čia žmonės susėdė. Ne tai. Kur horizontas? Viršui. Tai jaunuoli, žinok, horizontas apačioje įdomu, horizontas viršuje įdomu, o jeigu horizontas prie vidurį, šūdas. Tai kartais ir čia reikėtų ne tik apie tą skurdų kūrybiškumą kalbėti, bet aš sakyčiau, kartais reikia ir atsirinkti tą jaučiašudį, bullshit,
ar ne, bullshitą atsirinkti ir kai tau kažkas kažką sako, tikrai aklai netikėti, net jeigu žmogus ir turi statusą. Ir man gyvenime yra ne vieną kartą tai buvę, kad nueini tikrai pas gerbiamą kažkokį tai žmogų, kuris yra kažką tenai pasiekęs, padaręs tam tikroje srityje. Ir kada pasako tą mintį, aš su tą mintim absoliučiai nesutinku. Nes tai, vėlgi, kaip tu pamatuosi. Bet kartais, žinoma, išgirsti ir labai gerų patirčių, bet kartais atrodo, kad išgirsti visišką nesąmonę. Tikrai. Taip, bet čia nebūtinai, turbūt iš genialiausių išeina vien tik tai genialiausias mintis. Čia ir yra įdomiausias dalykas, kad mes, ko gero, socialiai žiūrint, mes nesusikalbam ir tas mūsų susikalbėjimas, kabutėse, tai yra tiesiog laimingas atsitiktinumas. Taip, kad kiekvienas iki kalbėdamiesi su draugais, su kolegomis, ar ne, gatvėje, parduotuvėje, jeigu mes susikalbame vieni su kitais, tai yra tiesiog vienas laimingas atsitiktinumas ir kiekvienas iki tą vertybinę prizmę ir kas mums tinka, kas netinka, reikia atsirinkti patiems. Ir Deja. Kuo daugiau tokių būtų laimingų atsitiktinumų, be abejo. Taip. Tai tada su šitos temos pabaiga mes turim kažkokių metodikų pasiruošę, tai gal nori pasiūlyti savo. Mano metodika, galvoju irgi apie tą skurdumą, nepriteklių ir mano vienas toksai įdomesnis dalykas, kurį kažkada irgi pats svarsčiau, ką galėčiau atlikti, jeigu turėčiau kažkokį tai apribojimą. Ir čia toksai galbūt daugiau atminties lavinimo metodika, tai prie savo namų vis tiek turime kažkokią tai lopinėlį, ar betono, ar plyterių, ar asfalto ir panašiai. Tai jeigu turite arba galite įsigyti, tikrai nedaug kainuoja, spalvotos kreidelės. Ir pagalvoti, ką galima būtų užrašyti ant tos kreidelės kažką tokio svarbaus, bet tuo pačiu ir labai laikino, nes ko gero tai, lis lietus, snigs sniegas, nusiplaus, kokią informaciją aš parašyčiau ir ką galėčiau padaryti, jeigu turėčiau už tai tokią, būtent tokį būdą kažką tais užrašyti. Dabar kokia viso to prasmė? Labai dažnai mes, pavyzdžiui, rašome tekstą, sakome, nepasvarstę, nepagalvoję. Ir tai yra vienas iš būdų, kada mes pasirinkime kažkokį tokį laikinumo momentą, ką aš galėčiau parašyti, ką aš galėčiau pasakyti. Ir tas kreidele parašytas žodis arba sakinys suteikia labai daug prasmės. Dabar kodėl? Nes atkreipkite dėmesį, kad einat gatve, mieste, būna kokia nors memorialinė lenta parašyta. Ir būna parašyta, šitame name gyveno ten kažkoks tai vardenis pavardenis, vardenė pavardenė, vardenytė pavardenytė ir taip toliau. Ir labai dažnai net nepasakyta, kas tie žmonės buvo. Aš irgi ne vieną kartą taip galvoju. Kokia nesąmonė, kodėl neparašo, ką jie nuveikė, kas ten buvo, ką jie padarė. Nes netilptų ant lentos. Ne, tai ir ką tu rašytum, jeigu tu galėtum parašyti, jeigu taip ir laikinai, ir laikinumas iš to skurdumo tikrai suteikia daug daugiau prasmės, negu ta išlieta lenta. Tai vėlgi, tai duoda tam tikro grožio, appreciation, ar ne, pasimėgavimo gyvenimu tuo momentu ir tas laikinumas kartais suteikia daug prasmės ir tada mes į savo dalykus pasižiūrime, į savo gyvenimą pasižiūrime visai kitaip. Taip, tai kokį žodį šiandien parašytum ant plytelės? Geras klausimas. Ko gero rašyčiau pirmasis žodis, ko gero, kurį aš esu ir parašęs su kreidele, tai buvo laikinumas. Taip simboliškai visiškai. Taip. Reikėtų galvoti, kokį antrą žodį aš parašyčiau. Tai čia jau paliekam po laidos, ne? Ir mano tada metodika pabaigai būtų tokia blogietis, ne tokia romantiška kaip tavo šita metodika, bet mintis tokia, kad čia toksai tiesioginis atsakas į kokybės baimę. Tai tarkim, vietoj to, kad stengtumėte sukurti šedevrą, sąmoningai turit stengti sukurti skurdų, lėkštą, visiškai banalų kokį nors rezultatą. Ir prieš pradėdami turit savo tokią mintį susidėliot galvoje, kad dabar per 5 minutės sukursiu patį blogiausią, skurdžiausią, banaliausią šio dalyko versiją. Ir kad būtų dar truputėlį taip įdomiau, reikia naudoti pačias primityviausias priemonės. Tai jeigu galvojat, kad sukursit blogiausią piešinį, tai pasimkit servetėlį ir tušinuką. Jeigu tekstą, tai rašykit telefone be lietuviškų raidžių, be kablelių ir be panašių dalykų. Ir
Kai pabaigėt šitą, pasižiūrėti tiesiog naujų žvilgsnių į šitą kūrinį, tai galimi keli scenarijai, kad pradedat juoktis, kokią čia nesąmonę pasidarėt ir tokia truputėlį atsipalaidavimas ateina, kad nereikia čia kažkokio tobulumo. Ir dar vienas svarbiausias dalykas, kuris ištinka, kad šitam skurdžiam juodraštį pamatot kažkokią gyvybės kibirkštėlę. Ir va būtent iš tos gyvybės gali kažkokie daigai atsiras. Tai tiesiog siūlau pabandyti tokią blogiečio metodiką išnaudot, visiškai neužsidedat savo jokio tokio spaudimo ir pasižiūrėt, kas iš to gali gauti. Čia netgi kokį nors naują stilių galima atrasti, taip darant. Taip. Tai siūlau išbandyti ir siūlau išbandyti ne tik tai šiandien mūsų su Augustinu paminėtas metodikas, bet pasiklausykit ir kitus mūsų tinklalaidės įrašus. Mes kiekviename pabaigoje pasidalinam metodiką ir primiktinai siūlom jas naudoti savo kasdienėje veikloje. Ačiū, Milda, už puikią temą. Ačiū, Augustinai, kad leidaisi į jos nagrinėjimą ir ačiū visiems, kurie klausėtės mūsų. Ir ačiū Jonui, kuris budėjo prie pulto. Ačiū. Iki. Iki. Kūrybotyra.